Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laida skirta vienai upėje, apie kurią daug kas žino, daug kas kalba. Na ir tie, kurie važiuoja poilsiauti prie jūros, iš tikrųjų labai dažnai žvejoja. Iš tikrųjų kalbame apie Šventąją, nors tai labai tipiška upė ir Lietuvoje tokių labai daug. Ir Nevėžio aukštupys, ir Venta, nedideli giliai. Čia gyvenantis plėšrūnai, praktiškai visose Lietuvos nedidelėse upėse labai panašu, ta pati, kad ir Dubysa. Tiesiog žvejybos stilius gali keistis ir šiandien mes bandysime žvejoti visą tai, kas turi dantis, kas yra pikta. Žinoma, tai bus lydekos, ešeriai, daugiau nelabai žinau, ką galima šiuo metu laiku pagauti. Todėl žiūrėsime, kaip mums seksis. Mes keliausime, žiūrėsime į žemėlapį, ieškosime privažiavimų vietų ir apie tai visa mūsų laida. Šventosios upė ties Baltijos jūra. Tai bene vienintelė upė, neskaitant kai kurių upelių, kuri tiesiogiai įteka į Baltijos jūrą. Tai visi nemunai teka per Kuršių marias, per Baltijos jūros vartus, per uostus. Na, o štai ši vienintelė, kuri tiesiogiai siejasi su Baltijos jūra. Pakankamai įdomi upė, nes čia žuvis gyvena ir pačioje upėje, o kartais išplaukia maitintis į Baltijos jūrą. Taip yra, o kartais net iš Baltijos jūros atplaukia maitintis ir gyventi Šventojoje. Žodžiu, viskas įdomiai susiję ir kaip nebūtų keista, čia gyvena net ir gėlavandenės žuvis pačioje Baltijoje. Ten galima pagauti ir ešerių, ir karšių. Na ir tie patys ešeriai, kai jiem atsibosta maitintis Baltijos jūroje arba kai mailius ten dingsta, atplaukia į Šventąją. Ir čia puikiai kimba. Šiandien mes pradedame ešerių žūklę pačiame Šventosios upės žemupyje. Ten, kuris tiesiai įteka į Baltijos jūrą. Ir kaip matote, ešerių čia yra. Žvejant mikromasalais išties, vos ne kopose galima žvejoti smagiai ir dabar šių metų laikas tas, kaip daugelis ešerių migruoja ir į Baltiją, ir iš Baltijos atgal į Šventąją ir čia jie kimba. Kodėl mes įsitikinę, kad migruoja? Todėl, kad prieš tai teko išvalyti vieną kitą ešerį ir tiesiog jų skrandžiuose mes aptikome krevečių ir jūrinio vėjažuvių mailių stobių. Vadinasi, viskas tvarkoje. Ešeriai iš tikrųjų išplaukia į Baltiją, ten maitinasi. Galbūt naktį, galbūt vėliau vėl grįžta. Štai čia prie pačių kopų ir čia jų galima sugauti išties nemažai. Kągi, mūsų eksperimentas pavyko, mes džiaugiamės, ešerių čia yra. Ne patys didžiausi, ne apie tuos, kuriuos mes svajojame, tačiau yra. Ir tokių žuvų čia gali prigaudyti begalę. Ypatingos žūklės sugebėjimo žvejoti štai tokius ešerius Šventojoje, nereikia. Tai gali daryti kiekvienas meškeriotojas. Esmė – plonas valas 12–14 mm, paprastas monofilamentinis, 3–4 gramų galvakabliai, spalvoti guminukai, vadinamieji mikromasalai ir viskas. Parinkti spalvą čia nėra sunku, dirba dažniausiai raudonos spalvos arba vadinamieji motor oil, tai yra rudos mašininės alyvos spalvos guminukai. Tiesiog vaikštai, mėtai, ieškai, randi ešerių būrį ir gali jų prigaudyti daug. Tęsime savo pažintinę geografinę kelionę po Šventosios upę ir šį kartą mes jau vidurupėje. Nors tą vidurupį galima pavadinti ir aukštupį. Čia iš tikrųjų spūdingai atrodo upė. Suvirtę medžiai, begalė įvairiausių rastų, upės vaga tikrai negili. Vieta netoli Šventosios girininkijos. Vadinamasis didžių ir mažųjų takas. Čia ir gamta graži, ir miškas įspūdingas, suvirtę medžiai išties atrodo įdomiai. Mūsų laidos bičiulis Vladas ir čia sugeba sugauti ešerių, o vis dėlto daugiau galvojame apie lydekas. Tose vietose, kaip matote, ir mūsų masalai, kur kas rimtesni, parašti lydekų žūkliai, tačiau kol kas kimba ešeriai. Nors net nebejojame, kad čia atplaukia ne tik lydekos. Daugelis meškeriotojų tai žino. O dabar, kai lydeko metas, galima pagauti ir iš tikrųjų įspūdingų laimikių. Žvejant negiliai, ten, kur begalė rastų, kur krūvas kliuvinių, žvejoti išties įdomu. Lydekom ir
Masalams mes renkamės pačius įvairiausius variantus. Mano vis dėlto mėgstamiausia tai ryškios spalvos salotiniai guminukai, o Vladui, žinoma, jo sugalvotas muselės. Dar viena vieta, tai Šventosios upės aukštupys, ten, kur upė darosi visai maža, panašiai nedidelį griovį su išplatėjimais ir balomis. Ten iš tikrųjų smagu. Anksčiau netai paprasta būdavo čia atvykti žvejoti, nes vis dėlto upės vaga riboja Lietuvos ir Latvijos sieną. Taip. Būtent čia kažkaip žūklė buvo pamiršta ir mes netgi neatsimenėme jos iki šio pavasario. Tačiau pagalvoję ir pastudijavę žemėlapį, nusprendėme, kodėl neatvykti čia. Čia vaga, čia begalė įvairiausių balų, kurie sulenda lydekos neršti, vėliau upė grįžta į savo vietas, o lydekos tiesiog lieka gyventi balose. Taip, net nebijokite, balos, kurių ilgiai 10 metrų, pločiai 3 metrai, slepia štai tokia žuvis. Ne pačias didžiausias, tačiau smagiausiai tai, kad jos kimba kaip išprotėjusios. Ir vėl pasiteisina ryškus, agresyvus masalai, nes dabar lydekų žūklei pats geriausias metas. Lydekos išneršusios, atsigavusios po nerštų ir pakankamai stiprios ir agresyvios. Todėl mes maklinėjame per balas, per įvairiausias savartas, bebrų išgraužas ir gaudame tokiuose giliuose, kur normalus žmogus net nežvėjotų. Kai kur giliai 20-30 cm. Ir ką jūs galvojate? Vos ne kiekvieno posūkio, vos ne už kiekvieno kelmuko sėdi lydeka. Matosi, žvėjų čia nebūta. Nei skardinių, nei nutriptų krantų, nei žmogaus pėdų ir viskas ten, kur laukinė gamta, ten, kur Lietuvos ir Latvijos siena ir nedideli giliai slepia begalę pačių vairiausių žuvų. Tačiau lydekų čia iš tikrųjų, patikėkite, tikrai daug ir svarbiausiai, kad jie kimba tokiose vietose, kur turėtų protingose upėse gyventi upėtakiai, kiršliai, agresyvės ir lašišinės šeimos žuvis. Čia gyvena štai tokios. Jos užvaldžiusios visą upę ir jom vadovauja jos viskam, kam įmanoma, nes, kaip jau sakiau, iš kiekvieno posūkio kibimas ir dar kibimas. Visa žuvis, žinoma, keliauja atgal ir mes vėl renkamės masalus, bandom kažką tai naujo, tačiau, ką be kištumėme į vandenį, žuvis griebia masalus. Štai tokia ta paslaptinga upė Šventoji ties Latvijos ir Lietuvos siena. Tiesa, čia pamaklinėti reikės, nes nėra nei kelių, nei takelių, nei privažiavimo automobilių. Tiesiog mes sėdime, skaitome žemėlapį, važiuojame keliu, matome, kur upė priartėja prie kelio, tenka leistis, apie kilometrą, pusantro per šiukšlynus, šabankštynus, bebrų išraustus ir nuvirstus medžius, tačiau priėjus prie upės džiaugsmas begalinis. Čia gyvybė, čia verda gyvybė ir upė smagiausiai atgyja su kiekvienu metimu. Nors žuvis ir ne pačias didžiausias, nieko nepadarysim. Matyt, toks tas upės aukštupys, tačiau viltis, kad žuvis išauks ir kad čia kažkada bus lydekų rojas yra. O tai svarbiausia mums, meškeriotojams. Džiaugiamės puikiai savo laimikiais, nors, kaip sakiau, tokios lydekėlės iš tikrųjų visas keliauja atgal ir kaip ir kiekvienose mūsų laidose, bet kokia žuvis, tačiau žvejoti smagu. Štai tokia šiandien buvo mūsų žūklė. Žiūriu žemėlapį, atbarškinom praktiškai visą Šventosios upę, nuo Žiočio iki pat
Iki pat Lietuvos-Latvijos sienos, kur, kaip matėte, upė visai grioviukas. Iš tikrųjų įsitikiname, kad žuvies yra, žemupy daugiau vyrauja ešeriai ir didesnės lydekos, aukštupy lydekų labai daug, praktiškai jos ant kiekvieno posūkio tiesa mažas, tikimės, kad jos užaugs. Kojas, jeigu atvirai, sulindo ten, kur jos ir turi būti sulindusios, na, o netrukus jūsų laukia žuklės naujienos. Prieš tai dar šiek tiek informacijos noriu priminti, kad prasideda didysis žuklės varžybų maratonas. Iš tikrųjų jau prasidėjo, daug varžybų įvyko Lietuvoje, pačių vairiausių, tačiau vienas iš tokių, įdomesnių, tai gegužės 17 dieną Palangoje nuo gelbėjimo stoties startuoja įspūdingos žuklės varžybos pavadintos Baltijos menkė 2008. Ten susirenka meškeriotojai iš visos Lietuvos, kurie turi savo laivus, katerius, pripučiamas valtis, kurios yra sertifikuotas, kuriomis galite plaukti į Baltijos jūrą ir jie žvejos tenai menkes. Iš tikrųjų bus įspūdinga, prizas labai geras, kateris, boosteris. Dėl to verta pasistengti. Na ir šventė, kaip visada, ir koncertas, ir kavinės, ir vaikų pramogos. Žodžiu, visą tai informaciją štai čia galite paskaityti internete. O gegužės 25 ir 26 dieną vyks tradicinės žuklės varžybos nuo kranto Baltijos jūroje. Jei pamenate, tikrai daugelis dalyvavote, puikios varžybos nuo kranto, kai visi gaudo tolimo užmetimo super galingai žuklės įrankiais ir žvejoja plekšnės, tai šiemet šios varžybos bus Papėje. Taip, iš tikrųjų bus Papėje ir bus be galo įdomu, nes ten ruošiasi atvažiuoti ne tik lietuviai, tačiau ir latviai ir tarpusavį pasivaržyti, kas kaip moka žvejoti Baltijoje. Žuklės surfais pakankamai jauna, nauja pramoga ir visą tai, kai visada organizuoja klubas Vienam gale kablys ir žinoma žurnalas Žvejys ir žuvis. Šiek tiek džiaugsmo apie Šventosios aukštupį. Taip, iš tikrųjų, lydekų mes čia pagavome begalę. Rezultatas berods po 2 valandų buvo 10-10 ir mums to tikrai užteko. Žuvis nebuvo pačios didžiausios, bet svarbiausiai, kad jų yra. Smagu gaudyti žuvis, kad ir kokios jos bebūtų, jeigu jos gerai kimba. Svarbiausiai nesužeisti ir gražiai paleisti atgal. Šiandien eksperimentų nedarėme ir neturime labai daug ko patarti žvejojant spiningų. Tiesiog, jeigu sugalvosite važiuoti į nedidelės upės, neimkite labai galingų žuklės įrankių. Su jais žvauti tiesiog nemalonu ir nepatogu. Žvejant tokiose vietose, kur gyliai nedideli, reikia galvoti apie nedidelius masalus, bent jau apie nedidelius masalų svorius. Šiandien naudojame galvakablius iki 6 gramų, guminukai nedideli, na, o Vladas kaip visą laiką gaudė savo nedidelėmis muselėmis. Protakų, pertakų, įvairiausių balų pilna. Čia Šventosios aukštupyje. Kaip jau sakiau, labai laukinė vieta, kur mes apsilankėme po daugelio metų. Kažkada savo žuklės pinigų, būdamas vaikas, pradėjau būtent čia. Na, dabar įsitikiname, kad žuvies, nors ir nedidelės begalė, jas metame, metame. O kodėl apie visą tai kalbame? Kalbame todėl, kad netrukus prasidės poilsio vasaros sezonas. Daugelis žmonių sulėks į Palangą, į Šventąją, prie jūros ilsėtis. Ir daugelis iš tikrųjų yra meškeriotojai. Ir nenori trenktis iš Palangos tolyn į Nemuno žemupį, kažkur kažką tai žvejoti. Štai prašom, šalia turite prie visų Palangos ir Šventosios ir Baltijos jūros kurorto puikią nedidelę upę Šventąją. Tiesiog reikia padirbėti, paimti žemėlapį į rankas, paskaitinėti, pasižiūrėti, kur teka upė, kur daugiau jos posūkių ir čia galite prigaudyti begalę pačios įvairiausios žuvies. Ne tik plėšrios, ne tik lydekų, ne tik ešerių, tačiau nebejojame, čia galite sugauti ir šapalų, meknių, karšių. Taip, kad turime puikiai gražią upę. Kai kieno užmiršta, o joje žuvies iš tikrųjų yra. Tokia buvo mūsų pažintis su Šventosios aukštupiu. Kaip matėte, rezultatai nerealūs, nedideli, bet sulošėme labai prabangią stalo teniso partiją, galiu pasakyti tiek, nes rezultatas, kurio jau nebeatsimenu, koksai buvo. Kur beisi, kur bemesi, visur lydekos. Gailas mažas, tikimės, kad kažkada išauks ir kažkada, po 4-5 metų mes gal grįšime čia ir jau gaudysime tokio dydžio žuvis. Kas šiaip tvėrė? Žodžiu taip. Tokia buvo šiandien mūsų istorija apie lydekų žuklę, apie Šventosios upės pažintį, o jūsų kaip visada laukia žuklės naujienos.
Sveiki žvejai! Na šioje laidoje norėčiau pristatyti štai tokį didžiulį skėtį. Tai yra Interfisho firmos gaminys. Kuom, kaip dabar žinoma, labai permainingas yra oras ir sunku nuspėti, ar tai lys, ar tai kepint saulė. Ir toks skėtis apsaugos tiek nuo karščio, tiek nuo lietaus. Koks privalumas? Visų pirma, kad galima keisti, kaip matote, galvos kampą ir apsisaugoti nuo šoninio vėjo. Galima apsisaugoti tiesioginį nuo lietaus, galima tą galvą sukinėti ir fiksuoti tokiu kampu, kokiu jums reikalinga ir iš kurios pusės jums kažkokia neganda pučia. Jisai susipakuoja labai kompaktiškai ir tilps į bet kurią mašiną. Dar koks privalumas. Daugelis skėčių turi paprasčiausiai smeigiamąją dalį, bet jie dažniausiai būna sunku įsmeigti ir yra nestabilu. Štai naudojant tokį paprastą prietaisą, tai yra stovelis, su koja įsmeigėt, įdedat skėtį ir užfiksuojate. Ir jūsų skėtis pati koja nesutrumpės, o stovės stabiliai ir nenupūs joks vėjas. Norėčiau pristatyti Lietuvą atsiradus naują prietaisą, tai yra ultra garsų veikiantis prietaisas, elektrinis. 3 elementus įdėjus, jisai pradeda skleisti ultra garsą ir 50 kvadratų spindulių. Jeigu tai yra patalpa, tai būtent toje patalpoje, nes už sienos jisai neveikia. Galima naudoti tiek sode pasikabinti, tiek ant stalo pasidėti ir aplinkui nebus nei uodų, nei mašalų. Prietaisas yra ekologiškas, neturi poveikio nei elektriniams daiktams, nei signalizacijai, nei ugnies ir dūmų elektrodams. Tai tikrai yra galima naudoti visur, visada ir jūs būsit apsaugoti nuo visų kenkėjų. Dar viena priemonė, kuri pagelbės apsisaugoti nuo uodų ir kitų kenkėjų, štai tokie pleistrai atsiradę Lietuvoje irgi ką tik. Parduotuvėse žvejybos jūs galite rasti visose. Štai tokioje pakuotėje yra 24 pleistrai, galima įsigyti ir po vieną. Jų privalumas yra tai, kad jie yra iš natūralių medžiagų. Tai yra eukalipto ekstraktas, kurį jūs susiklijavę ne ant odos, o būtent ant drabužių, ant stalo. Toj vietoje, kurioje jūs būsite, galima naudoti ir kambarį, ir gamtoj. Na, įsibėgėjus pinigavimo sezonui, daugelis, kas nuvyksta įsigyja brangesnius voblerius, blizgės, jas nutraukia, tikrai jas palikti vandenį gaila. Norėčiau pasiūlyti įsigyti štai tokį papildą žvejybai, tai yra atkabiklis mano rankose, jis labai yra paprastai naudojamas, kitoj pusėje yra net nupiešta. Jūs ant pagrindinio valo, kada užkimba ir jūs nebegalite jau atkabinti savo tiek voblerių, tiek blizgės, nuleidžiat palei pagrindinį valą su kaproniniu šniūru pririšę šitą atkabiklį, jisai nusileidžia palei valą į tą vietą, kur yra jūsų blizgė ar tai vobleris, užsikabina už trišakių, jūs išplėšėt, ar tai nuplėšėte trišakį, arba išplėšėte tiesiog kerplėšą ir parsitraukėte savo masalą prie savęs. Na, daugelis, kas vyksta į jūrą, ar tai važiuoja į Norvegiją, Švediją gaudyti didelių menkių, norėčiau parekomenduoti štai įsigyti garsios kormoranų firmos flagmeną ryčių jūrinių, tai yra Siakor Core Boss. Jau Boss vien nuo to žodžio ir pavadinimo pavadino taip, kad jisai yra solidus ir patikimas. Jisai turi metrinį valo matuoklį, kuris yra reikalingas, kada jūs pajaučiat, kokiam gilį kimba, tai ypač aktualu, kur yra 200 metrų, tai yra Norvegija, kad yra nuleidimas, štai papildoma rankinėlė, kuri nuleidžia valą. Ir dar koks privalumas, kad kada jūs pritvirtinat prie koto, pirštai pakliūna visi tiesiog patogiai ir šalia, o ne išsiskečia kaip kitose rytėti. Na, Browning kryčių naujovės tai yra vis dėlto feeder tipo rytės taipogi nestovi vietoje ir kūrėsi vis naujesnė, štai naujo tipo, būtent dugniniai meškeriai skirtos rytės, tom, kad yra, kaip mato, didžiulis būgnas, jis yra konusinis ir yra negilus. Tam reikalinga, kad jūs sukdami vienu rankos pasukimu, kuo daugiau susuktumėt valų, kad būtų didelis greitis ir kad jis lengvai nuslystų, kada reikia užmesti 100 ir daugiau metrų jūsų žuklavietės vietą. Ant šitos rytės telpa 0,350 metrų, aš manau, storesnio valo jau šiais laikais naudoti ir nevertėtų. Ir dar koks privalumas, kad Browningas išrado, kad nepaviniotų valo, štai yra guminis manžetukas, kuris apsaugo patekimą po būgneliu.
Na, šią savaitę noriu priminti, kas nespėjo praeitą savaitę įsigyti Civilor valčių ir su 50% nuolaida įsigijus valtį varikliui, kuris kainuoja tik 350. Ši akcija galioja ir šią savaitę, taip kad visus kviečiu į Romados salonus, kas nespėjo įsigyti pigių prancūziškų valčių ir už pusę kainas variklius. Na, o šios savaitės Romados akcija skirta štai Clearwater baloniniam meškerėm Šekspyro su 40% nuolaida, jos kaina šią savaitę tik 79 litai. Na, kaip visada antroji Romados akcija skirta štai mano rankose naujiems Odyssey spinigams teleskopiniams, kurių šią savaitę su 50% nuolaida kaina tik 69 litai. Tai tie spinigai galima būti naudojami kaip spinigų ir kaip meškerė. Nuo 3,30, 3 metrų, 2,70 ir 2,40, tik 69 litai. Na, neužmirškit, kad prekių kiekis Romadoje tikrai yra ribotas ir susitiksime Romados salonuose visoje Lietuvoje. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Konkursas Didelės ir mažas skirtos jūsų sugautiems laimikiams ir šį kartą nuo bendros Latvijos-Lietuvos sienos ir Šventosios upės, apie kurią šiandien jūs matėte laidą. Didelės ir mažas. Baltijos jūroje sugauta lašiša, kurios svoris 4 kg ir 500 g. Žuvis sugauta spiningu, blizgė žilvinas. Iš tikrųjų įspūdingas laimikis žvejojant Baltijoje nuo kranto. Laimikio autorius ponas Nikolajus. Arvydas Vikonis Rokiškio rajone puikiai pradėjo lydekų žūklės sezoną, sugavęs 13 kg ir 700 g lydeką. Na, o Josefas Stepūra sugavo įspūdingą 13 kg ir 700 g laukinį karpį. Viskas, ką norėjome šiandien parodyti apie žūklę nedidelėse upėse ir visai nesvarbu, kad žvejojame Šventoje, tiesiog pasiėmėme žemėlapį, kaip supratote. Ir jau kai važiavome, tai važiavome. Nuo ten, kur Šventoje įteka į Baltijos jūrą, ten, kur prasideda štai tokios balos, kur Lietuvos ir Latvijos siena. Ir kur kimba begalė lydekų, tiesa, kokios jos buvo tokios, svarbiausiai, kad smagiai pamiklinome ranką ir tikrai galime drąsiai pasakyti, lydekų Lietuvoje yra. Kol kas mažų, po 4-5 metų jos išaugs ir jų bus didelių, net nebijo, jeigu mes neišgaudysime. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim lygiai po savaitės ir dar noriu priminti visiems, kad netrukus laida Sveikatai ir laimei.